Lengvai iš pirmą kartą. Taip vadinasi Kauno grūdų kulinarinė laida. Ir šiandien su manimi mano kolegė Greta. Labas. Greta, ką mes šiandien gaminsim? Gaminsim šokoladinį cukinių pyragą, kuris šiek tiek įdomesnis variantas to tokio klasikinio šokoladinio pyrago, kurį tikriausiai yra ragavę kiekvienas. Cukinijų braunis, taip? Nu, ne lietuviškai, bet taip. Aš kažkaip visą laiką įsivaizduoju, kad cukinija turi būti su mėsa arba sūriu, o čia su šokoladu. Man irgi taip pačiai pirmą kartą pasirodė. Šiaip įdomi istorija gausi su to pyragu, nes mano kolegė vasarą vis kuždėdavo, noriu pabandyti cukinijų braunį pagaminti. Ir aš atsimenu, cukinija su šokoladu, kažkokia nesąmonė. Dar jis sako, žinok, eik, tu turi būti labai skanu, labai daug kas gėrė, su saldžia bulvė netgi daro. Ir vieną kartą atnešė paragauto cukinijų braunio. Paragavau, fantastika, nes skonis, tos cukinijos nesijaučia, šokoladinis toks šlapės pyragas, nerealiai skanus. Taigi nuo ko mes pradedam? Pirmiausia, turim nusilupti ir sustarkuoti 3 cukinijas. Taip. Čia tokios vidutinio dydžio, ar ne? Čia mažytės šiaip. Mažytės dažniausiai imu dėl to, nes nereikia išdarinėti. 3. Taip. Mažiau vargo. Skustuko neturim, jas būtinai reikia lupti. Jo, žinok, jo. Nupjauk per pusę, apsiluk ir tarkuok. O čia. Taip, kas toliau bus? Ir kol tu pjausis ir tarkuosi, aš ruošiu sausąją dalį. Taigi ruošiam sausąją dalį, tai pirmiausia pilam pusę puodelio aliejaus. Taip, ir koks čia? Pusę puodelio, ar ne? Pusę puodelio. Taip. Pusantro puodelio cukraus ir 1 arbatinį šaukštelį vanilinio cukraus, bet čia pagal pasirinkimą. Dėl kvapos, ar ne? Taip. Ir išmaišom. Taip, ir kas toliau? Taip, dabar pirmiausia dar išmaišom. Taip, tai toliau dėsim kitus sausus ingredientus, tai 2 puodelius Kauno grūdų ekstra miltų, šaukštelį kepimo miltelių, pusę šaukštelio druskos ir pusę puodelio kakavos miltelių. Man per burokinę tarką tarkuoti ar smulkesnę? Per burokinę. Kaip sekasi? Labai gerai, čia baigiu jau tarkuoti 3 cukiniją, nedidelę. Šaunulį. Kas toliau? Toliau, tai dabar išmaišiau dalį sausų ingredientų ir įpilsiu dar kakavos. Taip. Kakava duos tokį sodrų turbūt. Ai, dar šokoladas bus, ar ne? Kvapas tai nerealus viso mišinio bus. Tai tu dabar išmaišėjai sausus visus produktus ir dedam cukiniją, ne? Viską sudėk. Tai iš karto dėt, gal pamaišyk? Ne, viską sudėk, žinok, ir susimaiš. Šiaip geriausia yra maišyti rankom šitą visą reikalą. Tai tu dar nebaigiai pasakot, aš tave nutraukiu apie tą istoriją, baigiai tame momente, kada kolegė svajojo apie tą drėgną pyragą. Atnešė paragauti, taip. O pas mus skyriui mes visi mėgstam išbandyti tuos naujus receptus, kaip ką gaminam. Ta patį pyragą ir gavosi taip, kad pagaminau aš vieną kartą ir taip pranešiau platesnį auditorijai kolegų. Naujienų. Kitą dieną ateinu į darbą. Tai ant kėdės, tai ant stalo žiūriu po cukinę padėtą, jau su ta mintim, kad dar iškepk. Tai laikui bėgant tą receptą biškį paturbinau, nes šiek tiek patobulinai, ar ne? Jo, nes gaunasi taip, kad šį pagal originalų receptą, tai čia nereiktų nei to glajaus, nei pistacijų, ką mes vėliau darysim. Realiai sudedi visus šitus ingredientus, ką dabar pasiruošėm, iškepi ir jau gali valgyti. Supratau. Tai viskas čia labai skaniai atrodo. O kas čia, ko tu čia prisineši? Nykštukų. Ką čia jie daro? Jie vaikšto, žinok, nuo gruodžio 1, jie visur vaikšto. Tai aišku, pas kitus gal ten šeimynuose, vaikam, daugam vaikšto, pas mus tai darbė vaikšto, žinok. Jie ateina, aplanko kolegas, apvynioja vis plastikų, visus baldus ir... Žodžiu, krečia išdaigas. Tai nykštukai, kurie šiandien... Ateis ir pas tave. Ateis ir pas mane, išlindo ant miltų ir miltose daro angelus. Išlindo, taip. Tai ką, išsimaišėm. Dar pilim šokoladą. Pilim šokoladą, ar ne? Tai čia yra juodas šokoladas, baltas. Jokio skirtumo, kokį mėgstate. Baltą, pienišką, juodą. Šiuo atveju pasirinkom pieniško. Jo kaitinti nieko nereikia. Ne, dabar reikia tik įdėti į vidų. Pasismulkinti. Taip, susmulkinta. Ir be šokolado dedasi dar... Niekas dabar nesideda. Dabar išmaišysim ir dėsim į orkaitę kepti.
Taip, o kada dėsis riešutai? Jau kai iškeps pyragą, šiek tiek paliksim jį atvėsti ir atvėsus... Jie kaip puošmena, taip? Jo, su glajum kartu. Tai labai toksai pakankamai greitas receptas, kuris čia kiek čia? 10 minučių ir pagaminta. Taip. Dažnai jų ruoši? Pasakoji, kad kolegom tai jau ne pirmą kartą visi ragauja, bet namuose šeimyna tenka paragauti? Tenka paragauti, visiems patinka, bet būna kartais ir privengiu tų pyragų. Bet šiaip mėgstu ir naują kažką išbandyti. Šiuo atveju taip seniai buvau gana valgius, nes čia taip dažniau tokius ragauju rudens pradžią, kai jau būna tų cukinių. Taip, rudeninis, sezoninis pyragas, ar ne? Taip, tai va. Tai ką mes tada ieškom formos, į kurią mes įdėsim ir kepsim kiek laiko, kokioj temperatūrai? Apie 180 laipsnių ir kepsim nuo 40 minučių. Čia priklauso labai nuo orkaitės, nuo indo pločio. Tai apie 40 minučių. Paskui pasidalinsim. Taip, glajus jau paruoštas. Ir dabar užpilsim gražiai ant mūsų tai tiesiog buvo patirpdytas šokoladas tamsus, su šiek tiek aliejaus. O kodėl aliejus? Dėl to, kad šokoladas jis netaip sustingsta, jis būna minkštesnis. Dėl blizgės. Užsipylė glajus, šokoladas labai gražiai blizga, spindi ir mes dėsim traiškytas pistacijas. Taip, šiek tiek patraiškytas. Aišku, turbūt jį galima puošti ir kažkuo kitu. Galima bandyti ir su paprasčiausiai sūdyti žemės riešutais, tai bus panašu į snikeriuką. Nuostabus. Iškepė, padekoravom ir dabar galim pjauti. Taip, jau galim pjauti ir ragauti. Labai lengvai slysta peilis, labai lengvai pjaunasi. Nuostabiai gražus gabalėlis. Ką, ragausim? Ragausim, jau ragausim. Tai pirmas kąsnis. Nu ką, ragaujam? Labai skanus, drėgnas, sunkus, toksai sodrus. Pasaka. Ačiū tau už receptą. Ačiū tau už pagalbą. Lengvai iš pirmą kartą. Iki.